Pas mane atėjo tokios mintys, kuriomis aš labai noriu su jumis pasidalinti. Ir pirma mintis skamba taip. Niekas neatsakingas už tai, ką mes jaučiam, ką mes darom, ar esame laimingi ar nesam. Aš noriu pasakyti, kad kiekviena iš mūsų pati renkasi būti laiminga ar nebūti. Kiekviena iš mūsų pati renkasi, ką veikti vakare. Ar žiūrėti televizorių ir valgyti nesveiką maistą, ar užsiimti lengva mankšta, ar pradėti sveikiau maitintis. Mes pačios renkamės, apie ką skaityti, ar mes lavinsime save kaip žmogų, ar mes tiesiog žiūrėsim į kitų gyvenimus. Į kitų gyvenimus ir sakysim, štai jai pasisekė, o man tai nepasiseks. Mes su jumis jau nesame vaikai ir nei tėvai, nei niekas už mus neatsakingas. Supraskite tokią mintį, kad jūs pati atsakinga už savo gyvenimą, už tai, kas vyksta jūsų gyvenime ir už tai, kur jūs judate. Tiesiog žingsnis po žingsnio, labai mažais žingsneliais pradėkite keisti poelgį. Jeigu jūs norit būti aktyvia, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, vesti aktyviai socialinius tinklus, tai jūs atsakinga už tai, kad jūs kažkur nuvažiuotumėt, sukurtumėt kontentą, jūs pagalvotumėte, apie ką jūs norėtumėt ir galėtumėt papasakoti. Jūs užbaigiau. Jeigu jūs turite minčių šią temą, tai komentuokite.